1-2, spėju dabar jau garsai rašinėja, nes čia kartais truputėlį vėluojas įrašų. Tai labas vakaras, galų gale prisėdau, bandžiau vakar padaryti, įrašiau 2 kartus, pirmas iki įbėgo Oskaras į kambarį, viskas vidino 2 kartą, tiesiog kompas užlūžo. Tai 3 kartas nemeluoja, kaip sakoma, bandykime. Tai va, visų pirma, norėčiau iš tikrųjų jūs pasveikinti. Pasakant to, kad, prašau, turite puslapį, iš tikrųjų tai vienas toksai didesnių žingsnių darant savo kažkokį tai projektą. Gražus puslapis, viskas puikiai veikia. Ta prasme, tai tikrai pirmas žingsnis, su kuriuo labai sveikinu. Ir kad neužšinti burnos čia tuščiažodžiaujant, galbūt pereisiu tiesiai prie reikalų. Apie ką bus šiandien toksai įrašas, tai daugiau galbūt iš tos techninės pusės, kuri yra mažiau matoma vartotojui, bet iš tikrųjų turi labai didelę įtaką tiek parduotuvės matomumui internete, tiek pardavimams ir jų kiekiu ir ta prasme tam pačiam user journey ir, žodžiu, kaip jūs klientą sutinkate, kaip jį konvertuojate padarote iš jo pirkėją ir po to galų gale padarote lojalų, kaip sakoma, brand ambassadorį. Tai va, pirmas dalykas, vadinėjai puslapį, iš tikrųjų yra labai gražus puslapis, bet mažytis patarimas yra šitas momentas 15% nuolaida pirmam apsipirkimui. Viskas labai gerai, šauni idėja, tipo duodate incentive pirkti, tačiau tai neturėtų būti iš karto paleidžiama vos tik atėjus. Kodėl? Didelė dauguma vartotojų nežinos, kas yra jūsų brandas. Ir pavyzdžiui, jie norės susipažinti su parduotuvė, pažiūrėti, ką jūs turite. Ir šitas dalykas iš karto toksai brukamas 15% nuolaida vos ne iš praktikos, daugumo atveju mes galime atginstuoti Hotjar sistemą jūsų puslapį, kad matyti, jis yra uždaromas iš karto per pirmas kelias sekundės. Ir manyčiau, kad jeigu jūs galėtumėte padaryti tai, kad rodytų šitą 15% nuolaidą nusileidus pusę puslapio, arba padarius kažkokią tai pertrauką, 60 sekundžių, kad paskui atsirastų tas pop-upas, tai būtų žymiai geresnis vartotojų tas experience'as, ta prasme, kitokia patirtis ir nebūtų toksai brukamas per prievartą tas 15%. Va, nes kai jau uždaro tą pop-upą, nebent ateina po tam tikro laikotarpio, jis nebeatsidarys. Tai vėlgi, išnaudokite tą galimybę protingai. Tada kitas dalykas yra paštas. Aš įvedu bet kokį paštą. Kaip pavyzdys, toks paštas tikrai neegzistuoja. Jeigu egzistuoja, eisiu savo koją nesuvalgysiu. Paspaudi prenumeruoti. Ir sistema, kuo gražiausiai pagalvojus, duoda man nuolaidos kuponą VONISAVE11. Puikiai. Kas ką tik įvyko? Tas įvyko, kad jūs negavote pašto, bet vartotojas gavo nuolaidos kuponą. Aišku, tikėtina, kad jam užsakant reikės panaudoti elektroninio pašto adresą, bet gali būti, kad žmogus neužsisakys ir tuo pačiu metu jūs negausite to žmogaus elektroninio pašto adreso sistemą, nes tai bus feikinis. Jūsų elektroninio pašto sistema tada turės feikinius netikrus emailus. Tai yra nieko gero. Ir kitas dalykas yra tai, kad geriausia praktika yra išsiųsti žmogui kodą į tikrą elektroninį paštą. Vadinasi, dėl to, kad rodo šitą kodą štai čia, rekomenduoju padaryti taip, kad užsiregistruoji ir patikrini savo paštą. Gali būti 2FA, gali būti, kad reikia patvirtinti paštą prieš gaunant kodą, o galima tiesiog padaryti, kad iš karto gauna kodą į paštą, kuris gali būti arba unikalus tam vartotojui ir daugumą atveju mes rekomenduojam naudoti kodą, kuris turi galiojimo laiką, kad būtų vėlgi toksai skatinimas panaudoti, nes tas toksai fear of missing out, jeigu nepanaudosi, maždaug jisai nebegalios po to. Tai vietoj iš to vietoj, sakiau, geriausia būtų, kad atsiunčia kodą į elektroninį paštą, pasitikrina ir tada grįžta atgal parduotuvę ir suveda. Tokie žmonės, kaip taisyklė, konvertuojasi yra geriau. Tai va, tiek pastabėliu apie tą pačią parduotuvę, apie dizainą, jo aš čia nieko nekalbėsiu, gražiai padaryta, iš tikrųjų tikrai verta pinigų, kurios sumokėti, kiek žinau, tikrai, manau, kad nebrangiai prasisukote, tikrai, taip kad mes prie to nesikabinėsim dabar, lyskime į techninius dalykus, kurie tikrai yra svarbus ir kurių kol kas, nežinau, ar turite, ne, bet norėčiau pasidalinti. Taip, pradėkime nuo, užsidariau savo Basecamp, čia turėjo būti uždaryta, čia mano darbai. Taip, pradėkime nuo prieš paleidiminių darbų darbelį. Tai pirmas dalykas yra, jau minėjau, reikalinga bus elektroninio marketingo, email marketingo sistema. Yra keli variantai, bet aš tikrųjų rekomenduoju Klaviyo, nes galite naudoti 250 nemokamų vartotojų, bet tikrai galinga, tikrai galima auginti, tikrai turi daug funkcijų, turi daug
analitinių įrankių, galima kurti įvairiausius flow, pavyzdžiui, tarkime, į pasveikinimų flow, kurios galima skaityti į purchases, non-purchases ir purchased. Prie to galbūt truputėlį paskui grįšiu, parodysiu pavyzdukų porą. Dar yra variantų Omnisend, lietuvių projektas ir MailChimp. Pasižiūrėkite, nuorodas atsiųsiu, šitas pasidomėkite. Aš tikrai rekomenduoju šitą. Vienintelis dalykas, reikėtų pasižiūrėti, kaip jinai integruojasi su WooCommerce. Turėtų šiaip integruotis gerai. Esmė tame, kad e-mailas matytų pardavimus visų ir kai pardavimai vyksta parduotuvėje, kad sinkronizuotas duomenis, nes tada galima kurti vartotojų profilius, personas ir, ta prasme, duomenus analizuojant galima daryti daug visokiausių dalykų. Dabar per daug nesigilinsim, tiesiog parodysiu porą pavyzdžių. Tai kaip pavyzdys, čia yra mano Bird & Candle. Tai yra mūsų side hustle. Mes kiek dirbam, kiek pasidarom. Kas yra įdomu, kad bendros pajamos yra 3438 svarai, iš kurių padaryta iš Klaviyo yra 1590, iš kurių 802 yra padaryti automatinių flows. Ką tai reiškia? Flows yra, kai tu suprogramuoji mailą ir jis automatiškai yra išsiunčiamas žmonėm tam tikrų jo vartotojo gyvenimo laikotarpio etape. Kaip čia galiu pasakyti? Žodžiu, kai klientas, nauji klientai, esantis klientai, aš nežinau, kaip tai vardinti. Bandau dabar sumastyti, kad nebesuveikia smegenis. Žodžiu, esmė tame, kad tai yra visiškai automatiniai e-mailai. Jos padarai vieną sykį ir jie yra siunčiami. Ir kad jos siūstų, tam tikri triggeriai įvyksta, tam tikri dalykai turi vykti. Pavyzdžiui, žmogus nueina į parduotuvę, pasižiūri produktą, jis jį pamato ir uždaro parduotuvę. Po to, po 2 valandų jam ateina paštas, kad sako, jūs žiūrėjo šitą produktą, galbūt norėtumėt nusipirkti ir panašiai. Toksai tarsi priminimas. Ir jie labai gerai veikia. Pavyzdžiui, šitas pilnai automatinis flow padarė 158 svarus pardavimų, o šitas padarė 184. Kas liečia apie skailinimą, prasme, parduotuvių dydį, parodysiu vieną iš savo klientų, kuriem beje mes perėjom iš MailChimp Klaviyo, aš jam pervedžiau tą sistemą. Tai pavyzdžiui, jų truputėlį pardavimai kitokie yra. Tarkim, per paskutinės 90 dienų mes pažiūrėkime, ką čia padarė. Beje, čia yra konfidencialu, tai labai nesidalinkite. Tai reiškia, per pasarąsias 90 dienų padarė 189 tūkstančius pardavimų, iš kurių praktiškai pusė yra iš e-mailo ir praktiškai trečdalis nuo tos pusės yra padaryta automatiniu laiškų, kurių nereikia prižiūrėti, jie tiesiog automatiškai yra išsiunčiami. Tai kad įsivaizduotumėte, kokius galima padaryti pinigus ir kokios yra sumos, kaip veikia automatika. Čia yra campaigns, tai yra kiekvienas e-mailas padarytas atskirai. Galiu parodyti truputėlį, kaip jie atrodo, kad įsivaizduoti. Čia, pavyzdžiui, view templates. O taip atrodo e-mailas iš kliento atėjęs. Čia pardavinėjo taip ir taip. Čia šitos jau reikia daryti patiems, kas savaitę, tam priklausomai nuo produktų ir panašiai. Bet kai kurie e-mailai, pavyzdžiui, flows, jie yra visiškai automatiškai. Šitą flow, beje, man atrodo, abandoned browse esu aš padaręs. Labai seniai ir jis nebuvo keistas, ko gero, virš metų. Ir jis veikia ir preview parodysiu. Vienintelis dalykas, ko dabar nerodysiu, šitoj vietoje, kai e-mailas atsiunčia tikram už vartotojų, yra rodoma tikra prekė. Nes ta prekė, kurią jis yra pasižiūrėjęs, jam tiesiog yra priminama. O čia yra papildomi dalykai. Ir šitas e-mailas, kuris, kaip sakau, atėjo, jisai per tą laikotarpį sugeneravo, galiu pasakyti tiksliai, dashboard, per visiškai automatinis, kurgi čia yra tie. Taip. Abandoned browse flow. Prašau. 8700 svarų per 30 dienų. Ir truputėlį desnė suma bus, man atrodo, per 90 dienų. Prašau, abandoned browse su 15 000 svarų. Visiškai automatiškai. Tiesiog įsivaizduoti, koks yra potencialas e-mailų. Tvarkoje. Tai čia aš sužymėjau, kokius galima būtų padaryti tuos, kaip pasakyti, flows. Tas non-purchases, welcome flow, first purchase, thank you, best practices, you might also like. Čia turėtų būti tabai, aš kai kopijavau iš kito nesimato. Galėsiu paskui paaiškinti. Jeigu įdomu bus, paaiškinsiu, kaip ką daryti ir kaip ką sukonfigūruoti. Tai manau, apie elektroninę paštą daviau truputėlį įžvalgų. Įsivaizduoju, kad klausimų bus daugiau negu atsakymų šiuo metu ir taip ir turėtų būti, nes kadangi turbūt nesat dirbęs tuo,
Tai, gali būti, kad labai daug informacijos iš karto ir nesitikiu, kad nebūsite tokie overwhelmed. Taip, perinam prie Google. Google yra antras dalykas, kuris yra labai svarbus ir kurį būtina padaryti, sutvarkyti prieš paleidžiant parduotuvę. Tai yra pora momentų, aš dabar patrauksiu šitą puslapiuką čia. Tai aš naudoju Google Analytics, kuris analizuoja, kiek pas mane buvo vartotojų, kokius puslapius žiūrėjo, kada atėjo. Pas mane yra viskas apjungta, vadinasi, aš galiu ir pardavimų pasižiūrėti, galiu pažiūrėti įvairiausius demografinius rodiklius, galiu pažiūrėti, iš kur mano klientai atėjo, pavyzdžiui, galiu pažiūrėti all traffic channels, ir po to galiu analizuoti, iš kur didžiausias klientų srautas ateina, tiesiogiai pas mane ateina daugiausia, beje, čia buvo šį mėnesį, tarkim, paimkime, nuo to iki to, per paskutinį mėnesį truputėlį daugiau. Spėjai bus iš social daugiausia. Ne, tiesioginiai pas mane daugiausia atėjo, prašau. Ir čia, rodo čia pajamas, kiek iš tų tiesiogiai čia atėjusių. Matė, gruodį truputėlį daugiau, nes mes reklamą padėjom pinigų leisti. Tai Google Analytics būtina padaryti, tada yra Search Console, toks dalykas. Tada parodysiu čia kitam klientui, mano vėlgi grįžkime į Burton Candle. Sekundėlę prisijungiu čia, pas mane tų klientų visų kaip visai nemažai yra. Tai pasirinkime Property. Aiškiai, čia būtina suvesti jūsų elektroninę parduotuvę ir per čia būtina sudėti jūsų produktus, kad Google suindeksuotų. Nes kitaip sakant, vis tiek dalis žmonių žinos apie jūsų parduotuvę, o dalis žmonių, ta prasme, ieškos online ir bandys jūs surasti. Ta prasme, kad jūs būtumėte online matomi, jūsų produktai ir prekės turi būti suindeksuotos Google indeksą. Tai pavyzdžiui, jeigu mes dabar galėsim turėti coverage, čia matome valid, viskas yra žaliai, submitted indexed, tik valid, aiškiai viskas, kaip matau, visi puslapiai pas mane yra suindeksuoti. Excluded šitos net nereikia žiūrėti, nes aiškiai viskas pas mane yra, visi mano produktai, kas yra žiauriai smagu, nes man prie to reikėjo padirbėti. Ir kaip pavyzdys, Japanese Sokol wax melts. Jeigu vešiu į paiešką, prašau, pirmoji išmena Etsy, tai vėlgi yra mūsų Burton Candle. Ir tada antroje vietoje yra organinis Japanese Honeysuckle wax melts. Padarytas reitingas, rodo snippetą, kiek rodo įvertinimų ir panašiai, rodo, kad out of stock, taip, nes mes esame išsipardavę juos. Ir prašau, puslapis nukreipia į tą organinis tas atėjimas. Lygiai taip pat galima padaryti, tarkim, kokį nors saffron, spėsim ar išmes. Jo, prašau. Saffron wax melts, Burton Candle, irgi organinis tas ir pirmoji vietoje yra. Aišku, čia dar priklauso nuo to, kas ieško, bet aš manau, kad tai visai yra sėkmytė, kad aš labai džiaugiuosi, kad pirmoje vietoje yra. Tai dėl to svarbu, iki jūsų kavą, pavyzdžiui, ieškos, pavyzdžiui, kokia nors gruzdinta kava. Kaip pavyzdys kava. Ir prasme, kad jūsų pavadinimai kažkokie būtų, reikia pagalvoti, kaip padaryti, suindeksuoti, kad būtų, kad jūsų galėtų atrasti jūsų kavą, pavyzdžiui, pažiūrėti, ką jūsų konkurentai daro, būtų labai gerai. Tai kas daugiau yra, taip, Google Tag Manager, kol kas mes prie dabar nelysime, Google Ads būtų geras sukurti paskyrą, bet svarbiausia yra padaryti šitos du momentus, Search Console ir Analytics, tai yra must have, be jų tikrai, žinokit, rekomenduoju tikrai padaryti, iš praktikos sakau. Taip, tada, ateikime čia. Taip, meta. Tai yra meta, aš jau vadinu Facebook'u meta, aišku, ką jums reikia padaryti. Jūs turite Instagramą ir Facebook'ą, pakeiskite būtų į business profiles. Iš Instagramą pasidarote į business account, ar ten, man atrodo, business account. Ir tada jį galite sujungti su Facebook'u. Ką tai duoda? Tai ne tik duoda jums, kad galite postinti iš Instagram'o ir iš karto postinti į Facebook'ą. Tarpusavį duomenys yra keičiami ir, pavyzdžiui, Facebook'as gali kurti jūsų klientų personas iš žmonių, kurie reaguoja jūsų arba engage'ina su jūsų įrašais Instagram'e. Vadinasi, kas yra, jeigu jūs turite kažkokių daug followerių Instagram'e ir žmonės labai mėgsta, jūs laikina, jūs galite padaryti reklamas, kad būtų rodomas būtent tiem žmonėm. Arba žmonėm, kurie turi panašias charakteristikas, kaip tie žmonės, kurie su jūsų Instagram profiliu arba Facebook profiliu, kaip sakoma, engage'ino prieš tai. Ir čia parodo Facebook'as, kaip jisai seka informaciją, aišku, jis dabar yra gerokai apkarpytas, kadangi iOS
iOS negali visų stebėti, praktiškai didžiosios daugumos vartotojų su iPhone'ais, bet vis tik kita dalis Androidas dar yra sekami. Tai kas liečia tuos, galima sukurti audiences. Tai pavyzdžiui, pas mane yra sukurtas audiences ir vyksta retargeting kampanijos, kurių pakankamai yra aukštas ROAS. O pavyzdžiui, čia yra lookalike audience, sukurta auditorija, kurie engagino su mano Instagram engagement 365 days. Reiškia, tai yra žmonės su panašiom charakteristikom į tuos žmonės, kurie engagino su mano profilį. Tikiuosi, pakankamai aiškiai šneku, jeigu ne, tai galėsiu paaiškinti po to. Ir lygiai taip pat čia 3%. 4% bus labiau platesnė auditorija, su daugiau žmonių įtrauktų, 3% labiau koncentruota. O čia galima padaryti, pavyzdžiui, kiek žmonių engagino su mano profilį per pastarosius metus. Ir parodo tarp 5600 iki 6600. Tai čia aš manau labai neblogai yra. Tokiam mažam projektukui, tai dėl to jūs būtinai reikia sukurtuos, instaliuoti Facebook Pixelį instaliuoti Facebook Pixelį į puslapį, techniškai integruoti, padaryti brand safety domain, užregistruoti domainą, beje, Burton Candle, mano teisingas, Burton Candle ko verifikuotas, tada padaryti, kad būtų data pixel, kur čia yra data sources, padaryti pixelį, kuris mažytas kodas, kuris seka žmonės, kas vyksta jūsų puslapyje. Ir tai irgi būtina pasidaryti, kadangi tiek Instagramas ir Facebookas iš jų po to galima daryti pinigus. Ir jo. Last but not least, čia gal truputėlį sudėčiau, bet still, norėčiau parodyti. Tai yra SitePod. Tai, ką mes naudojame darbe, mes turim tokį programą, vadinasi SEMrush. Jis analizuoja puslapius. Aš paleidau greitą testą apie jūsų puslapį ir iš karto man sistema parodo, kur yra klaidos ir, pavyzdžiui, kažkokie warnings. Iš karto įspėju, praktiškai 99% visų puslapių turės kažkokių mažyčių problemų ir tu ne visą laiką jūs ištaisys, tai kad čia dabar yra klaidų, tai nereiškia, kad tai yra kažkas labai kritinio, bet, pavyzdžiui, raudoniai yra visą laiką svarbus, kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Tai, pavyzdžiui, rodo, kad 24 puslapiai turi issue with duplicate title tags. Kam tie title tags reikalingi? Vėlgi reikalingi paieškų sistemom, kad identifikuotų į puslapį ir kad tarpusavy puslapiai nekonkuruotų. Ir lygiai taip pat have duplicate content issues, vadinasi tas pats su turinys. Vadinasi, šitos dalykus reikia atkreipti dėmesį, čia parodo, kur ir kokie yra puslapiai, kur yra turinys besikartojantis ir parodo, kur reikėtų pakeisti. Prašau, čia galima pasižiūrėti. Čia galima pasižiūrėti panašiai. Aišku, su WooCommerce gali būti, kad tam tikri dalykai bus netikri, nes WordPress kartais turi tokių niuansų, kad ten atrodo SEMrush rodo klaidą, bet iš tikrųjų klaidos nėra. Bet tikrai reikėtų peržiūrėti ir patiūninti, tikrai manau, kad surasti, ką galim patobulinti. Tada yra warnings. Taip, 40 puslapių neturi meta description, turi temporary redirects, vienas neturi title tag, internal links contain no follow attributes ir parodo why and how to fix it. Žodžiu, kas daro jūsų puslapį, jūs galite paminėti už tai. Jeigu norite, aš jums galiu atsiųsti reportą. Klausimas yra, ar tai buvo jo atsakomybė. Nes pakurti puslapį, tai reiškia, yra vienas dalykas, o sutvarkyti jį techniškai, kad būtų tvarkingas, tai yra visai kas kita. Tai tiesiog, nežinau, koks buvo sutarimas, gali būti, kad jums tas nebuvo prižadėta. Tai tiesiog čia palieku jums, bet pasakau, kad tai reikėtų atsižvelgti prieš pasileidžiant puslapį. Ir būtent šitas žingsnis, paskutinis kalbant apie šitos, turėtų būti daromas prieš sukeliant viską į Google. Nes jau kai čia sutvarkai visą, kai puslapis paruoštas, tada tu gali indeksuoti puslapį. Reiškia, jau tada žinai, kad jis yra paruoštas, galima sukelti sitemap XML į Google, aš šneku techniškai labai. Ir tada jūsų puslapis bus matomas visiems. Tai va, tokie pradžiai pastebėjimai, tokie pasiūlymai, tokie pastebėjimai, nežinau, kiek tai naudinga. Jeigu yra klausimų, esu čia, esu pasiekiamas telefonu, žinute, dar kažkaip esu pasiruošęs padėti, pakonsultuoti, labai noriu, kad jums pasisektų ir tiesiog žinau, kad jeigu kažkas būtų man pasakęs, taigi aš dariau savo puslapį prieš tai apie šitus dalykus, aš tikrai būčiau buvęs laimingas, žinodamas anksčiau negu
man truko, pavyzdžiui, kokios dalykus išsiaiškinti apie metus laiko. Tai va tiesiog dabar jau koncentruotą tokį duodu, sakau, va, darot puslapį, atkreipkite dėmesį. Tai va, dėkui, tikiuosi buvo naudinga ir jeigu yra klausimų, mielai jums atsakysiu. Iki greito.